ateinu pasidalinti pratimais, su kuriais mes galime atpalaiduoti savo kaklo pečių sritį. Pratimą rekomenduoju daryti sąmoningai, netgi užmerkus akis, giliai įkvėpdamas ir iškvėpdamas per nosį. Ir kaip tai galima padaryti, tiesiog paimti, nulenkti galvą ties krūtine ir plačiais judesiais sukam kaklą per nugarą. Nugaroj įkvepiam, važiuojam ties priekiu, iškvepiam. Ir taip minutę laiko į vieną pusę. Gale įkvepiam ir ties priekiu, važiuodamas iškvepiam. Nugara turėtų būti tiesi, pečiai atviri, šiek tiek atlošti į galą. Ir važiuojam. Jeigu jaučiasi kakle traškėjimas, jeigu jaučiasi kakle sunkumas, judesį reikėtų sušvelninti iki pačio minimaliausio greičio. Tokio pratimo metu rekomenduoju nekelti pečių tam, kad paliestumėt savo ausimis pečius. Galvą reikėtų nulenkti kuo žemiau ir plačiu judesiu prasukti. Dar kartą pasikartoju, jeigu jaučiate kakle traškėjimą, sunkumą, sustingimą, judesį atliekam labai lėtai ir švelniai savo. Antrasis pratimas, kurį reikėtų vėlgi atlikti minutę laiko, tai sukam galvą lygiagrečiai savo pečių linijai. Kairėje arba dešinėje įkvepiam ir labai lengvų judesių. Lygiai taip pat galva atsistoja lygiagrečiai pečiams, iškvepiam. Ir taip minutę laiko įkvepiam vienoje pusėje ir iškvepiam kitoje pusėje. Lygiai taip pat tokio pratimo metu mes jaučiam tempimą savo kakle. Ir jeigu jaučiasi tempimas, rekomenduoju atlikti labai lėtai ir švelniai savo ir savo kūnui. Tai toks būtų pradžiai atpalaiduojantis kaklo srities pratimas, kurį jūs galite atlikti prieš šitą mūsų limfos aktyvavimo pratimą.